Važiuojam. Imperatorius ir genijus. Nuodėmė tai klaida. Nenusidėk ir nereikės gimti pragaro planetoje. Labai gudriai perpintas žmogaus elgesys. Žmogus turi suprasti, kas yra veiksmas, kas yra neveiksmas ir kas yra draudžiamas veiksmas. Turi suprasti, kas yra karma, akarma ir vikarma ir elgtis atitinkamai pagal supratimą. Jaunoms sieloms galima mėgautis žemiškais malonumais, ribojant jų kiekį. Jeigu nesilaikys ribojimų, už tai bus atitinkamos sielos pasekmės, karma, ir pagal užtarnautą elgesį gims atitinkamoje planetoje, pusiau pragarinėje, pragaro ir taip toliau. Kad susiprastų ir sugrįžtų į Dievo sąmonę, viskas užtarnauta teisingai. Dėl neišmanimo, troškimų, žmogus lieka įkalintas norų tenkinimo iliuzijoje, gimdamas fiziniame pasaulyje ir vis tiek kartoja ir kartoja tas pačias klaidas ir daro vis naujas ir naujas nuodėmes, kol nesusipranta aiškiai kančių priežasties. Pragaro planetose būna ir išimčių. Sparnuoti angelai skraido be skraidimo aparatų. Krikščionys juos vadina archangelais. Mažesni angeliukai amūrai. Žodis ad reiškia žemyn, žemosios pragarinės planetos, žemos planetariumo sistemos. O aukštesnės planetos neskirtos kentėjimui. Tai ne kalėjimai, o kurortai. Yra planetos, kurios skirtos vien malonumams. Žmonės net negali įsivaizduoti, kokiais malonumais ten mėgaujamasi. Ir jos nėra pragarinės planetos. Persikėlimas į kitas planetas yra galimas iš mūsų planetos. Žemėje yra įėjimai į visas planetas. Čia Žemėje mes galime įeiti į atitinkamą tunelį, portalą, kaip madinga vadinti, ir akimirksniu persikelti į kitas planetas. Ir iš ten grįžti atgal savo kojomis, be jokių pačiūžų, slidžių, rogučių, mašinų, raketų, nieko panašaus. Visos planetarinės sistemos, planetos susijungusios viena su kita įvairiausiais koridoriais, sienomis. Nereikia ilgai vaikščioti, tik vienas žingsnis. Padėjai vieną koją čia, kitą ten ir viskas. Norint grįžti, taip pat padėjai vieną koją ten, kitą čia. Ir tu esi, kur esi. Knygose aprašomos lengvos kelionės į planetarinės sistemas.
bandoma paaiškinti suprantamai, kad žmonės suprastų, kad galima išeiti, išskristi iš kūno. Dažniausiai suprantama, kad turi būti Betmanas ar koks supermenas atkišęs kumštį, kuris skraido. Žmonėms sunku suprasti, jie tiksliai negali įsivaizduoti, kaip tai vyksta. Kodėl sakomos lengvos kelionės į kitas planetas? Pabandykite paimti elementą vandens. Nepraktikuojančiam jį labai sunku paimti. Ir pradedate medituoti į paramatmą esančią vandens elemente. Iš tikrųjų, tai labai lengva. Paskiau imate savo paramatmą, kuri yra jūsų širdyje, tarp kurių nėra jokio skirtumo, ir pradedate medituoti į paramatmą jūsų širdyje ir vandens paramatmą. Tada jas sujungiate lakhimasti būseną ir tada, trumpiau pasakius, vanduo jūsų neįsileidžia į save. Galite bėgioti, šokinėti ant vandens. Tas pats ir su Agni. Jūs paimate elementą ugnies ir pradedate medituoti į ugnies paramatmą. Ir taip toliau. Tai va. Pirma vandens funkcija – skonis. Dievas sako, aš vandens skonio. Antra funkcija – informacijos surinkimas. Trečia funkcija – atidavimas informacijos. Ketvirta funkcija – atmintis, archyvas. Penkta funkcija – duoti maitinimą, praną visiems gyviems kūriniams. Žmogus be maisto gali labai ilgai gyventi, o be vandens daug kartų mažiau. Vanduo duoda labai svarbų saulės elementą, kuris vadinasi prana. Ir jeigu pažiūrėjus mūsų organizmą, jis visas užpildytas elektrolitais. Todėl mes jaučiamės gerai. Oda gražiai atrodo. Mes gerai atrodome. Kai pažeistas balansas, žmogus greitai pradeda senti pirmoje eilėje. Pirma, jo oda pereina į gofruotą išvaizdą, kaip mirkytas obuolys. Jūs pastebėjote, kai įdedi obuolį į vandenį ir obuolys darosi susiraukšlėjęs? Kiekvienas pastebėjote ilgai pabuvęs vandenyje, kas darosi su kūnu. Išsigastumėte, jeigu taip veidas pasidarytų. Tik įsivaizduokite, išlendate iš vonios ir jūsų veidas kaip jūsų rankos. Būtų baisu. Prireiktų lygintuvo, kad išlyginti. Siaubingas reikalas. Sutrinka elektrolitų balansas. Tai labai svarbus elementas mūsų kasdienybėje. Tai visa mūsų energetika. Nuovargis, budrumas, visa tai sujungta su elektrolitais, ant kiek teisingai jie pasiskirstę, kuriuose vietose mažas, vidutinis, didelis žiedas. Ir visa informacija žieduose
randasi. Ką mes girdime, ką matome, jaučiame, praeitis, dabartis ir taip toliau. Visa tai saugo elektrolitai. Mes esame iš vandens, palei mokslą 80%, palei vedų žinias daugiau nei 90%. Mes vanduo, beveik vanduo, skirtingose sudedamosiose formose. Mumise yra dar šiek tiek žemės, truputį ugnies, efyro ir oro. Taigi pragarinėse planetose mažai patenka Saulės šviesos. Arba praktiškai jos ten nepatenka, bet Saulės energija ten patenka. Galime suprasti, kad Saulė duoda ne tik šviesą, bet ir energiją. Spindulys turi įvairias formas. Infraraudoni spinduliai, ultravioletiniai spinduliai, radiacija, radioaktyvūs spinduliai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Kur nepraeina dalis Saulės spindulio, kita dalis vis tiek persmelkia visą visatą. Netgi kai tamsu, nesimato Saulės, kiti nešviesos spinduliai vis tiek palaiko jūsų gyvybę. Ir tokiu būdu jūs gaunate tam tikrą pranos energiją gyventi tamsoje. Yra gyvūnų rūšių, kurios visiškai nemato šviesos. O kai gauna šviesą, pas juos prasideda problemos. Kas yra šviesa? Akumuliuota energija Saulės. Kaip ir vanduo akumuliuojamas Saulės šviesos ir mes matome, kaip įsijungia hidroelektrinės magnetai, kurie sudaro magnetinį lauką, kuris gali paimti Saulės energiją iš vandens ir gauname elektrą. Kai kurie žmonės negali įsivaizduoti, kad Žemė turi plokščią formą. Suprantame kaip sferinę, apvalę, kaip kamuolys, kaip vandens lašas nesvarumo būsenoje. Todėl ir sakome apvalios planetos. Yra ir elipsinės planetos, sustingusio lašo formos. Tai reiškia, kad tam tikros planetos dėl gravitacijos keičia formas. Kaip kad atsiskiriantis lašas su nedidelė deformacija. Viskas randasi judesy, nuolatos sukasi, juda. Todėl ir sakome, ne geocentrinė teorija, o gelio. Sužinome, kad Saulė irgi sukasi. Todėl ir sakome, gyvenimas tai judesys. Kai tik jūs stabdote, gyvenimas irgi darosi stabdis. Kai tik jūs sustojate, gyvenimas jūs palieka. Visur judesys, vidinis judesys, išorinis judesys. Judesys yra veiksmas, veiksmas yra judesys. Žodis veiksmas reiškia karmą. Todėl žmogus turi suprasti, kokie yra veiksmo būdai, judesio būdai.
Todėl reikia gauti žinias, kas yra vikarma, karma, akarma. Žinoti, kas yra draudžiamas veiksmas ir kas yra neveikimas. Iš pažiūros rodos žmogus veikia, bet matosi, kad neveikia. Yra įdomi pamokanti istorija. Vienas imperatorius labai mylėjo ir gerbė genijų, dirbantį jo rūmuose. Bet vieną kartą jie susiginčijo. Imperatorius paklausė: veiksmas su papildoma jėga ar likimas, karma? Genijus atsakė: karma. Kai kuriems nepatinka žodis karma, nes tai ne mūsų, o iš Indijos. Čia panašiai, kai vieni saulę vadina san, o kiti saulė. Skirtumas tik tame. Žmonės, kurie mato tik išorę, o ne esmę, randasi aistros energijose. Kiekvienas, kuris kažką pasiekia gyvenime, galvoja, kad visa tai pasiekė savo veiksmais, savo jėgomis. Šitas butas man kainavo šitiek daug. Šitas vaikas man teko tokiomis kančiomis. Tuos pinigus uždirbau tokiu prakaitu ir taip toliau. Išvardyja visus elementus, kuom ir kaip aš tai pasiekiau. Krauju, prakaitu, seilėmis ir taip toliau, ir taip toliau. Išvardyja viską, kad mano gyvenimas buvo ne cukrus. Ką turi omenyje neaišku, galima suprasti, gyvenimas buvo šūdinas. Ir taip imperatorius toliau ginčijasi su genijumi, kad tik dėdamas didžiulę jėgą ir pastangas pasieksi rezultatą. Tik pastiprinta jėga nulems likimą. Genijus sako, ne, karma nuspręs jo likimą. Imperatorius: žmogus gali veikti, gali neveikti ir gali uždraustais veiksmais veikti. Ir rezultatas bus absoliučiai skirtingas. Genijus: kaip skirtingas? Pagal karmą bus rezultatas. Taip mes galime matyti, kad vieni žmonės daro uždraustus veiksmus ir jiems lengvai tai praeina. Kodėl? Karma. Kiti deda pastangas su didžiulė jėga ir nė velnio nieko negauna. Irgi karma. Kiti nieko nedaro, bet visokios gerybės jiem tenka. Kodėl? Karma. Ir kiti neturi nei to, nei ano, bet progresuoja dvasinėme gyvenime. Kodėl? Akarma. Ir taip genijus bando išaiškinti imperatoriui, kad jo praeities karma nuspręs, koks bus likimas šiame gyvenime. Girdėdamas tai imperatorius jautėsi kaip maža neišprūsusi asmenybė. Imperatorius galvojo,
kaip čia dabar gaunasi, aš tiek daug įdėjau pastangų, kad būti imperatoriumi, tiek daug reikia visko, kad išlaikyti imperiją. Pradėjo vėl vardyti elementus, kuom jam tai kainavo, krauju, prakaitu ir taip toliau. Tai kaip čia gaunasi, kad viskas užprogramuota iš anksto jau? Imperatorius ginčijasi, nes kaip ir gaunasi, kad jo didenybė gęsta prieš genijų. Ir taip smarkiai įsiuto imperatorius, kad psichuoti pradėjo. Supykęs sako, aš tavęs klausiu paskutinį kartą, veiksmas su jėga ar likimas? Karma, atsakė genijus. Imperatorius, tu turbūt nesupranti, su kuom kalbi. Genijus, taigi čia filosofinis despotas. Aš tau tuoj parodysiu, koks čia filosofinis despotas. Supykęs imperatorius sukvietė visus ministrus, lauko ir vidaus liudininkus ir visiems parodė savo imperatorišką žiedą su brangakmeniais, su imperatorišku štampu, kuris dedamas ant svarbių valstybės dokumentų. Genijus iš pradžių nesuprato, kas čia vyksta. Galvoja, balius koks ar šventę švęsime. Nuo imperatoriaus visko buvo galima tikėtis. Jisgi karys, greitai užsiplieskiantis, greit užsidega, pergalvoja, apsiramina. Imperatorius, paskutinį kartą klausiu, veiksmas su pastangomis ar likimas? Genijus, karma, likimas. Imperatorius, nu ką, pats prisiprašei, nusiėmė žiedą nuo rankos, įsibėgėjo, jisgi tikras karys, stiprus, kai šveitė tą žiedą per langą į upę, o upė buvo kelių 10 kilometrų pločio tais laikais. Žiedas tik sušvilpė ir kažkur vidury upės pliumpt ir įkrito. Ir viskas. Imperatorius pasakė, klausyk, sūneli, duodu tau 3 dienas ir mes pažiūrėsime, pastangos su jėga ar likimas. Už 3 dienų tas žiedas turi būti pas mane ant piršto. Karys pasakė žodį, turi jo laikytis. Jeigu nesilaikys, bus gėda. Genijai gali nesilaikyti. Jie žino vedų žinias ir gali bla 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 išsivartyti. Jie žodžio šeimininkai. Noriu duodu, noriu atsiimu. O karys pasakė ir viskas. Jam pačiam patinka, nepatinka. Turi laikytis žodžio. Ir imperatorius prie visų pasakė, jeigu po 3 dienų nebus pas mane žiedo ant piršto, vidurdienį būsi nubaustas mirties bausme, pakartas. Imperatorius supranta, kad gerą draugą nuteisė myriop dėl savo išdidumo. Bet kario žodis yra žodis,
privalo jo laikytis. Bet imperatorius bando sušvelninti padėtį ir sako: o iki to laiko duodu tau paskutinį šansą sutikti su manimi. Pasakyk, kad aš teisus, kad veiksmas su pastangomis nulemia likimą, o ne karmą. Ne, imperatoriau, tai pezalai kažkokie. Likimą nulemia karma. Viskas. Taip supyko imperatorius. Nešdinkis iš mano akių. Liepė sargybai uždaryti rūmuose 3 paroms. Neleiskite jam niekur išeiti. Paliepė saugoti sargybai. Gerai, kad būtų dar nors vietoj dvaro arešto imperatorius leidęs Genijui ieškoti žiedo, plaukioti valtele, nardyti ir taip toliau. Bet ne, jis specialiai apsunkino dar viską. Nors ir taip aišku, kad ieškoti žiedo kilometrinėje upėje nėra nei 1%, kad kažkada rasi. Todėl žmonės ir sako, galai į vandenį, jūs jau niekada neberasite ir nepamatysite tai. Gal kas nors, kada nors ir ras, bet jums jau nelemta rasti. Dar sakoma, daryk gerą kitiems ir padėkas mesk į vandenį, kad niekas nesužinotų. Dabar, Genijau, viskas likimo rankose, karmoje. Aš dabar pažiūrėsiu. Genijus uždarytas kambaryje skaito knygas, valgo, miega, su niekom nebendrauja, norėjo pasivaikščioti po kiemo parką, bet jam paaiškino, atleiskite, jums negalima. Ir taip praėjo 3 paros. 3 parą Genijus pagalvojo, nu va, viskas, man pipiets. Pasimeldė, viskas tavo rankose, Dieve. Jei taip reikia, reiškias reikia. Užeina imperatorius. Nu, kaip gyvenimėlis, paklausė. Ai nieko, normaliai, viskas okei. Žiedelį, sako, reiktų gražinti, Genijau, nepamiršai? Genijus sako, neturiu, nes jis guli upės dugne kažkur. Imperatorius apsižvalgė aplinkui ir liepė visiems prižiūrėtojams, ministrams ir taip toliau visiems išeiti. Imperatorius sako, nu ko tu toks užsispyręs, davai visiems viešai prisipažink, kad pastangos su veiksmu svarbiau nei likimas, karma. Ir viskas, pofik su tuo žiedu, atšauksiu nuosprendį, pasakysiu, kad tu jį radai, užglaistysime tą nesusipratimą, paprašysime padarys kopiją, bus 1:1. Nes po 3 parų imperatorius nusiramino ir ko aš prie genialaus žmogaus taip prisikabinau, dėl kažkokio tai ginčo. Jis apgalvojo, suprato, kad čia beprotystė. Jis prisipažino Genijui ir man baisu, nors aš nebailys, bet irgi bijau. Genijus, karma aukščiau. Imperatorius, nu, Genijau,
daviau tau paskutinį šansą pasitaisyti. Atleiskite, imperatoriau, Dievo įstatymai nekeičiami. Imperatoriui vėl kraujas į galvą. Pradėjo šaukti: sargybą, pakart nedelsiant. Būgnai muša, genijų veda surištomis rankomis iki kartuvės, o žmonių daugybę prisirinko, nes visi pažinojo genijų. Jis valstybės reikalus be sunkumų išspręsdavo. Apie jį visokios legendos, anekdotai buvo pasakojami ir taip toliau. Žinomas visų žmonių. Stovi genijus, klauso nuosprendį. Toks ir toks, vienžuo už nepaklusnumą mūsų imperatoriui, už tokius ir tokius nusikaltimus pakarti. Žmonės nustebę, kodėl tokį žmogų pakarti, o genijų labai visi mylėjo žmonės. Ir vienas sufijus, sufijai yra mistikai, braunasi pro žmonės arčiau viso to spektaklio. Pagal įstatymus pasmerktas myriop turi teisę paskutiniam prašymui. Garsiai pranešama, kad toks ir toks turi paskutinį prašymą. Genijus galvoja, ką čia tokio jiems pasakius, gal goodbye pasakyti, aš išeinu, goodbye. Ir tas mistikas prisiartina arčiau genijaus ir sako: palauk, genijau, nieko dabar nesakyk. Kadangi visi gerbė sufijus, jie atsiskyrėliai, pas juos išskirtiniai atributai sufijų gyvenimo būdo. Karininkai mato, kad tikrai šventasis ir leidžia kreiptis. Sufijus sako: prašau, pamaitink mane žuvimi, genijau, nes vis tiek tave pakars, o pas mane, kaip pas šventąjį, yra tokia teisė prašyti, kad tu mane pamaitintum žuvimi. Kadangi šventojo prašymas visi sutiko, atneškite žuvį šviežią, tik ką pagautą, pačią didžiausią. O tu, genijau, gausi ją išdarinėti, išvalyti vidurius švariai ir paduoti man žuvį. Genijus nenori to daryti, nes jis nevalgo žuvies, mėsos, kiaušinių. Jis taikus žmogus, meldžiasi kasdien, skaito šventraščius. Sako: ne, aš negaliu net liestis prie žuvies. Siaubas būtų kažkoks. Sufijus sako: prašau tavęs, dėl manęs taip padaryk. Nu gerai, sako genijus, galvoja, vis tiek mirt reiks, nėra ko prarasti. Gerai, atneškite žuvį, išdarinėsiu ją ir tada pasakysiu paskutinį norą. Sufijus sako: neskubėk su savo paskutiniu noru. Kareiviai atneša didelę, šviežią žuvį, dar vos judanti traukuliais. Atrišo rankas genijui, padavė peilį. Genijai gi nieko nemoka dirbti, net nežino, nuo ko pradėti žuvį išdarinėti.
Kareiviai jam patarinėja, va čia reikia pjauti, nuo uodegos genijau, reikia peleką nupjauti, nuvalyti viską. Ir va, matai tą skylutę, kišk ten peilį ir pjauk. Genijui visa ta operacija tokia šlykšti, jisgi niekam nėra pakenkęs visą gyvenimą. Pasijuto studentų pamokoje. Jam tai buvo didžiulė askezė. Ir jis stūmė peilį į žuvies pilvą, išvirto žarnos ir pamatė žiedą. Genijus apsidžiaugė. Nieko sau pagalvojo, pasisekė tai pasisekė. Jis iš karto pirštuose paslėpė žiedą, niekas nepamatė ir atidavė žuvį. Sufijus paėmė žuvį ir greitai pasišalino, dingo minioje. Operacija žuvis truko gan greitai, todėl niekas nieko nesuprato. Priėjo karininkai genijui vėl surišti rankas, bet jis paprašė, kad nereikia, paaiškino, kad vis tiek aš niekur nepabėgsiu nuo karmos, o kadangi visi karininkai genijų pažinojo, jis buvo visų žinomas ir gerbiamas, todėl leido jam būti nesurištomis rankomis. Genijau, atėjo mirties akimirka, sakyk paskutinį norą ir baigiam tą kriukį. Noriu pasimatyti su imperatoriumi. O imperatorius tuo metu neranda sau vietos, vaikšto pirmyn atgal, ten šen neramus ir taip toliau. Nes jis supranta, kad nesąmonę daro dėl kažkokio tai kvailo ginčo, kad priimtas toks nuosprendis dėl užgauto imperatoriško egoizmo. Ateina sargybiniai ir sako, imperatoriau, genijaus paskutinis noras jūs pamatyti. Ne, aš nenoriu jo matyti. Bet kilningo imperatoriaus širdis neatlaikys dar vieno miokard infarkto, jeigu jis nenueis. Todėl nuėjo pas genijų. Mato, genijus ramus ir ko tai linksmas jis toks. Priėjęs imperatorius sako, dar tau suteiksiu paskutinę imperatorišką malonę. Pasakyk dabar čia prie visų, kad veiksmas su pastangomis svarbiau už karmą. Nieko aš nesakysiu. Prašom, jūsų žiedas, imperatoriau. Imperatorius sugrėbė savo žiedą ir pradėjo apžiūrinėti, nes jis puikiai žinojo savo žiedą. Kaip tai įmanoma? Taigi tu niekur neėjai, nieko nedarei, jokių pastangų nedėjai. Ai, čia vienas Sufijus paprašė manęs išdarinėti žuvį, kad jis galėtų pavalgyti. Todėl žuvį jis pasiėmė, o aš žarnose radau žiedą. Jam žiedo nereikia, jam žuvies reikia. Ir jis kažkur tais dingo su ta žuvimi, o žiedas pas mane. Taip kad imkite savo žiedą. Imperatorius taip užsigrūzino, išlaisvinkite jį. Po 3 parų žiedas atsirado ir užsidėjo žiedą.
Visi žmonės laimingi, džiaugiasi iš laimės, šaukia šlovė genijui. Kareiviai irgi visi džiaugiasi. Imperatorius nustebęs, kaip tai įmanoma, nesuprantu. Genijus atsako, reikia suprasti, kas yra draudžiamas veikimas, kas veikimas ir kas yra neveikimas. Dėka to supratimo žmogus gali pasiekti visko esmę. Imperatorius sutiko su genijumi, pripažino karmos egzistavimą, įstatymus ir apdovanojo genijų dideliais turtais. Pas sielą yra norai, jie gali keistis. 3 esminiai norai – noras atiduoti, noras maloninti, noras tarnauti. Tai natūrali sielos prigimtis – būti mylimai ir mylėti. Mylėti yra aukščiausia sielos kokybė, kada siela pilnai laiminga. Būti mylimai yra šiek tiek žemiau nei mylėti. Todėl siela gali viską pakeisti, nes ji irgi atlieka veiksmą. Ji gali viską sumaišyti, apversti viską aukštyn kojom. Todėl siela gali keisti veiksmus. Noras veiksmas vykdomas protu. Yra materialus protas, yra sielos protas. Yra materialus matymas, yra sielos matymas. Yra materialus intelektas, yra sielos intelektas. Tokiu būdu siela atlieka veiksmą per savo norus taip pat. Minties veiksmas, kada siela per mintis pildo savo norus, jausmai, emocijos, intelektas, veiksmas, mintys ir taip toliau. Vienu momentu skirtinga įvairovė. Kaip anekdotas, sėdi 2 tokie stori gruzinai prie šašlykinės su purvinais chalatais, tokiuose pepsikolos formos krėsluose. Žmonių nėra, karštis didžiulis, apžėlę plaukais, pilvai dideli, susegti marškiniai, musės visur aplink skraido, nėra kas veikt. Ir vienas klausia. Klausyk, kaso, ką tu darytum, jeigu ant tavęs meška dabar užpultų, a? Nu ką aš daryčiau? Paimčiau šautuvą ir kaip šaučiau jai ir užmuščiau ją. Paklausyk, jeigu nėra šautuvo, tada vinimis prikaliu. Klausyk, jeigu vinių nėra, tada į medį įlipiu. Jeigu tu dirbi laukuose, kur medžių nėra. Atsisuka gruzinas ir sako, paklausyk, kieno tu draugas, meškos ar meno? Iš neturėjimo ką veikti, jie taip leidžia laiką. Čia karma ar veikimas? Tai reikia suprasti, nes paaiškinti paprastai sudėtinga. Reikia suprasti priežasties, veiksmo ir pasekmės ryšį.
Tai ir yra karmos įstatymas. Dabartis tai praeities pasekmės ir priežastys ateities. Tai yra karmos įstatymas, o likimas kas yra? Dabartis. Veiksmas negeras, vyksta teismas, nuteisimas, pasekmė. Priežastis, kodėl dabar tai vyksta su tavimi, yra kaltė dėl tavo kaltės praeityje padaryto nusikaltimo. Dievo įstatymų nesilaikantiems bus Dievo teismas. Jie pastangų nedėjo, elgėsi įstatymo rėmuose arba nesielgė įstatymų rėmuose. Mes galime veikti ir pridėti labai daug pastangų tam, todėl veiksmai ir pastangos turi būti nukreiptos teisinga linkme. Todėl genijus ir sakė karma. Todėl reikia mokintis suprasti tokius dalykus. Kas ištikimas ir supratingas, gauna žinias. Dėka žinių jis sėkmingai plaukia per pasaulio būties vandenyną. Iš ko susideda pasaulio būties vandenynas? Ant jo virs bangos, bet jos jo nesunaikins, jis nepaskęs tame kančių vandenyne. Jos nenumuš jo nuo kurso, nors ir kris ant jo visokios bangos. Jis vis tiek išplauks. Dėk kiek nori pastangų, kad karma pasireikštų, kai tau bus 96 metai. Jeigu tau palei karmą priklauso mirti 16 metų, vis tiek įvykiai susidėlios taip, kaip turi susidėlioti. Atsiras kas nors iš kur nors, kad būtent įvyktų tai, kas turi įvykti. Tai yra karmos įstatymas. Yra A karma. Kada mes suprantame, kas yra A karma, tada mes galime išeiti iš karmos įstatymo. Tai reiškia, nėra karmos. Kai nesame priklausomi nuo materialaus pasaulio gūnų, kai jos mūsų neveikia, kai gūnos nustojo veikti mus, tai jos gaunasi kaip nupjaunamos. Kai mes esame čia, bet praktiškai nebe čia. Todėl, kad mes jau nebeapriboti, todėl ir sakoma, apribotos sielos veikiamos karmos įstatymų, o neapribotos sielos Dievo malonėje randasi, Dievo planuose ir taip toliau. Kai pas jūs teisingas planas, jūs ir esate Dievo malonėje, 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 malonėje.